Karolis Klimas. Mokytojas. Ištrauka. Prologas. Atėjau dirbti į mokyklą ne tam, kad išgelbėčiau pasaulį, o tam, kad išgelbėčiau save. Jau kurį laiką degradavau nieko prasmingo neveikdamas. Atrodė, kad viduje veriasi beribė tuštuma, kuri tuoj mane suvalgys. Kažkokia nematoma bjaurastis nudažė viską pilkais atspalviais, nors nepasakyčiau, kad tuo metu mano gyvenime vyko kažkas blogo. Tik tas neišsipildymo jausmas. Tarsi būčiau lėliukėje įkalintas drugys, priverstas žiūrėti į pasaulį pro apvalkalą, kurio neįmanoma praplėšti. O juk aš visada norėjau skristi, pakilti karčiau saulės, norėjau užsiliepsnoti ir sudegti krisdamas, troškau jausti aistrą ir buvau pasiryžęs sumokėti už tai, kiek reikės. Viename romane Sartras rašo, kad žmogus pradeda senti nuo 25, o man jau buvo 27. Kadaise įsivaizdavau, kad tokio amžiaus bus užkariavęs pasaulį, kaip Džilmas Morisonas ar Kurtas Kobeinas. Bet negalėjau pasigirti jokiais didesniais laimėjimais. Gyvenau patogų vartotojišką gyvenimą, nors būtent tokio ir nekenčiau. Kolegos pusę dienos praleido rūkydami elektroninius cigaretes ir stresdami, kuriame kokteilių bare savaitgalį prašvilpti pinigus, o man reikėjo kažko daugiau. Pasakysiu atvirai, aš labai bijau mirties, bet dar baisiau, kai žmogus palaido save gyvą. Išsižada svajonių, o tada stengiasi patikėti, kad lenktyniaudamas dėl aukštesnio posto ar matydamas sąskaitoje augančius skaičius yra laimingas. Nepajėgiau susitaikyti, kad iš lėto pūviu reklamos agentūroje ir pėdina suku galvą, kaip vienu sakiniu priversti žmonės įsigyti naują telefoną. Tyliai jau už proto jausdamas, kad mane vis labiau pasiglemžia nykuma. Galėjau leistis jos praryjamas arba skaupti likusias jėgas ir ištrūkti iš savo gulėtino būvio. Turėjau ką nors daryti, po velnių. Ką galėjau prarasti? Darbą, kurio badėjausi? Laisvalakį, kurį stumdavau bukai žiūrėdamas į ekraną ar bandydamas egzistencinę tuštumą išpildyti svaigalais ir vienos nakties nuotykiais? Gana solidų atlyginimą užtikrinti gyvenimo būdą, kuris ilgainiui mane pavers vidutinybę? Gal skamba šiek tiek paaugliškai, bet dėl to visiškai nesigėdiju. Jei ne paauglystėje užgimęs noras maištauti prieš sistemą, ko gero niekada nebūčiau atradęs drąsos kardinaliai pakeisti gyvenimą. Jis apsivertė aukštyn kojomis tą dieną, kai išsiunčiau savo CV kelioms Vilniaus gimnazijoms.